Sveiki, mėlyjeji. Aš viskas kart permastau vieną tokį sunkų etapą mūsų santykiuose, stebint Facebooko, Instagramo draugus. Atsitinka taip, kad į šeimą ateina išbandymas. Vienas arba kitas susirgo onkologija. Tai yra sunki liga. Sunkus išbandymas, spindulinė terapija, atsigavimas po jos, vaistai, neturėjimas jėgų ir energijos. Kas duoda tam žmogui energijos? Šeima ir palaikymas. Vyras gyvena šeimoje, augina 4 vaikus. Kaip ir viskas faina ir gerai. Ir staiga vyras Facebook'e pareiškė: išgijau! Vau! Onkologija pasitraukė! Ir aš skiriuosi su žmona. Ir kaip atrodo kartais ta moteris ištvėrė pragarą, turėdama 4 vaikus, besirūpindama jais ir sergančių vyrų, kur neaišku kokia ateitis, neaišku jis sveiks ar nepasveiks, kaip bus, juk buvo ir juodų minčių. Kiekvienas žmogus sergantis onkologija ir po spindulinės terapijos spinduliuoja į savo šeimos narius ir veikia radioaktyviai. Sugėrė jo 4 vaikai ir sugėrė jinai šitą spindulinę terapiją iš jo. Ir atsitiko taip, kad ne, atšalo santykiai, nebenoriu gyventi kartu. Tada, kada jinai energetiškai davė savo energiją tau, tarp 2 žmonių vyksta energetiniai mainai, mes šitą žinom. Ir tada jau tu kaip ta išspausta citrina nebereikalinga. Ačiū tau, spėk, ar padėkojo vyras, kad tu buvai ta energija, kad tu prižiūrėjai vaikus, namus ir mane, kad tu dirbai, kad tu buvai iš tikrųjų, sudėtinga to buvo susitvarkyti su savo mintimis dėl ateities, bet tu susitvarkėjai ir man padėjai ir aš turėjau palaikymą. Ar tu, žmogau, padėkojai savo žmonai ir savo vaikam prieš išsiskirdamas ir afišuojasi Facebook ir Instagrame ir man širdis plyšta nuo tokio abejingumo vyro? Man plyšta širdis, iš tikrųjų, žiūrėt. Moteris lieka su 4 vaikais. Kiek mes dar eisim šitai? Kiek mes dar suteiksim artimajam skausmo, statydami savo pilis? Ar tu tikrai garantuotas, kad tu išsveikai dabar po 5 metų? O kas dar po 5 metų tavęs laukia, tu nežinai. Ir tu šitai moteriai ir savo 4 vaikam, vaikai taip pat patiria išsiskyrimų, traumas tėvų. Mes kartais pamirštam padėkoti laiku ir vietoje. Mes kartais pamirštam ne tik savo artimiem, broliam, seserim, žmonom, vaikam padėkoti. Mes tiesiog išeinam, wow, aš nugalėjau onkologiją ir tai yra svarbiausia. O dėja, tai nėra taip svarbu, kad tu nugalėjai, bet kokią kainą tu nugalėjai. Bumerangas visada sugrįžta. Ir aš linkiu, kad jūs, tie žmonės, kurie turėjo onkologiją, laimėję ją, pirmiausia padėkotume ten viršuje, už tai, kad tu vaikštai šitoje žemėje, už tai, kad tu turi šeimą, už tai, kad tu turi artimuosius, kurie tave palaikė, kurie suteikė tau gerą žodį, atidavė geresnį kąsnį, kur tau bendradarbiai padėjo ir leido išeiti, kai tu neturėjai jėgų. Ar tu padėkojai?
Mėlyjeji, būkim dėkingi už visą tai, kas mus ištinka. Būkim dėkingi. Dėkokim kiekvienam žmogui, kiekvienam bendradarbiui, artimajam. Nedėkingas žmogus, pilnas ambicijų, įsižeidimų, susirga. Myliu jūs. Ačiū, kad esate. Būkite laimingi ir sveiki.